va, supranti, va, tėva, sakė, va, pasižiūrėk, va, malais matau. O, jeigu norėsi, va, ne taip, pasąmonį pridėri iš kažkokius šnaigus padaryk, ir čia. Va, pasižiūrėk, va, čia va ir matai, va. Va, čia kažką kaip besabrasiu. O, matai, va, supranti, nu va, viskas, dabar skaityk, duok runkų, va, čia, dek runkų ir gal esmą pradėti, aš primatuosiu. Niekas pieki dabar, tata negiau kalų dur. Kad čia tata skaudžiau negu akolas. Tai jau pro šalį žiūriu, užrašyta naujas užrašas, statau koks tai. Sakau, aiškinsiu, kur reiškia. O čiagi pasirodė skiepija. Ko čia kalbė, kaiminėlį, na kągi čia skiepysi dabar, eik. Nu tai nuo ko, taigi nuo pasiutlygas, nu kągi daugiau. Taigi jau kelintas pavasaris pastebiu, kaip tik atšyla oras, Raimundėliui taip ir užeina. Koks tai pasiutėjimas. O daugiausia senai reikėjo durnumą paskiepyti. Tik tai ką aš norėjau be mačiutų. Nu čia nesąmonė nekalbė, kad baidysi visus klientus. Sakiau tylai, o dabar bėgi krautuvėn ir atneši rašalą gerą šitą. Tai šitą rašalą. Ku čia kalbi tušas, mačiau. Ai krautuvėn, ant kaimynas prašom, mažeik čia rai. O, taip sakant, ceskis, kreslą, va, būtų pakalbasma. Tak, palauk dabar, kai įeiti kokį nors čia dabar veterinarijos įstaigų atidarėte. Nu tai negi nematai, gal špasė. Kokia gi veterinarija, taigi čia yra, matai, tatuiruočių salonas. Skaityk, va, piešiniai ant kūną, va, matai. Man irgi stapūnė padarė, va, mano greičialą, kad nori, čia va, meno šedevras, va. Nu, taigi taip reikėjo iš karto sakyt, kad nakolkės darot ir viską. Nakolkės, tai senybiškai, o dabar vadinas tatuiruotės, patasruotės, skaityk, va. Ir tu gali, va, išsirinkti iš katalogą, koks patinka, va, vadinė. Nu, čia kokiu paleistuviu man davė. O, perkūnai, čia ne iš tą žurnalą, šitą laiką kavatinas tėpas, va, šitą va. Čia rinkti. Va. Tai kaip tau čia šavę galvon užsimti tokiu dabar kapitalistiniu verslu, nu? Tai va ir šavę galvon, kad sakau, užpildys va vienus skylai, eidami Europos Sąjungą, kad rabu atauščia, va. Kad skylų pildytojas atsirado, tai kas tų skylų pildys, patys pildysit, o kokį specialistų turit nusisumti? Nu tai kaip ir nežinai, taigi pas mum vienas specialistas, kur visada viskų dirba, va, atabrazda. Молодец. Tai va, mano tatuiruotčikas ir grįžo šitas pagrindinis. Ką tu jie dirb, gausiu? Anas 2 mėnesius stažavas pas ūkinykų. Karvėm darė tatuiruotės. Iš numerių kakės tenai, va. Tai supranti, gausi, tenai buvo biški kitokį būdą atlikinėjama, va. Kokio kitokio būdo? Na supranti, deginimą būtų, va. Deginimą? Nu, tokia skauda deginimas, Tai va, sakai skauda, pas mum va viskas civilizuota, specialus aparačiukas yra, adatų visokiausių, va, pažiūrėk. Nu, nebijak, gausi, žiūrėk, va, Ramundokui duodu dabar šito instrumentų ir gal pradės, paradyk, Ramundėk, kokį ponurankytės, be ausį, cicelį, micelį. Nereikia man cicelį, micelį, atstok. Na, dėdai tau kaip šiandieniniam pirmam klientui. Padarys pasididžiulį nuolaidų. Kokį nuolaidų? Palauk, ir paskiau da bus pabaiga į siurprizas pa viską, va. Koks siurprizas, nereik man siurprizą jokia, kas išdursi Nebijak. Nu tai tata, kuriai vietai daro? Palauk, aš namą. Sėdėk, čia pakliuvai, tik nusiramink dabar visiems. Paradyk, kur čia geriau būtų, palauk. Žiūrėk, Ramundėlį, man atrodo, reikia dabar dausiui ant nugaros didelį kryžių dėt, va? Tai kam man tas kryžius reikalingas? Tai kad supranti, Beusio, va, kaip žiaurimi šalies, tai visas tavo gyvenimas, tai kaip didelis kryžius. Nu, tai va tada su tokiais kaimynais, tai visas kryžių kalnas. Atstak, sakau, rūpūs. Aš ką nesugalvojau, dalykų padarom. Ištataruokim seniui va čianai didelas ausinės. Nežvaistik ir klausyk, taigi čia gerai užrašys masonį. Kam man tas ausinės reikalingas? Taigi būsi, kaip dabar jaunimas, mandras bičias. Nenoriu aš ausinių, jau. Nu, bet tai palaukit. Tai, Da. nu, o jeigu dabar, vat, aš nebenorėsiu nei kryžiaus kalną ant nugaras turėti, nebenorėsiu nei ausinių, tai kaip man reiks viską šitų nuvalyti, nutrinti? Beusio, nedaryk panikas, kaip visada vis panikuoji. Nebenorėsi, važiuoji į Vilnių, nuveini paskakyti daktarų gerų ir nuima va nugaras, va. Nu, tai kiek kainuoja tas nuėmimas? Kas tai stebuklus kinas, va, Guzikauskienė į Narūras trynę, sakė, 4 000 sumokė. Ta 4 000. Už 4 000 man vat geras hudožnikas ant nugaras visą Čiurlionio paveikslų galeriją gali nuvažyti.
klausyti nenori. Sėdėk. Nu, bet supranti, Biausi, dar kas yra reikaliukas. Pas mus daro tatuiruotę, supranti. Va. Gali nušauti vienu šūviu 2 kiškius. va. Do. Su kuo tai jūs tos kiškius nušausite, būtų šautuvo neturi. Kalbis ten nekalėta. Klausyk, Ramondėlė. O jo tai supranti, darysi tatuiruotį, o tuo pačiu ir pasigydysi, va. Nu, kokį čia aš pasikeitusiu nenoriu. Sėdėk. Matai, Biausiau, berniakas gerai sako, tau galės ir pagydyti. Palauk, biškį, Ramondėlė. Kai su šituo tu baksnaja, tai ir toks gydymas. Tau sakei, nugarą skauda. Nu, Tai va, pabaksnas va ir kaip šitą kompunktūrą ar nu akupunktūrą. nereikia man jokios punktūros ant daktaro požio, banditas blakašas. Gerai, palauk, nusiramink. Nu? Žiūrėk dabar. Va, sakėt, jeigu reiškia, aš sutinku pasidaryti nakolkę, tai man bus siurprizas. Taip, bus. Nu, tai va, pirmą prašom parodyti šitų siurprizų, o tada aš jau pagalvosiu, ar sutinku, ar nesutinku, va. Un savo galvos gerbiamosiais priskalbėjai. Ramondėlė, šauk. Nu tada, mūsų kliento žodis paskutinis. Tai ką, problemų turim, sveiki. Biausi. Nu, dabar ateini čia. Niekad nebėra. Ta kur dabar 4 000 litų reiks paimti.